Taip skamba žadintuvas ore, o taip skamba žadintuvas vakuume. Kad garsas galėtų keliauti, jam būtina kažkokia terpė. Pavyzdžiui, oras, vanduo. Jeigu mes tą terpę išimame, garsas nebeturi kuo keliauti. Galbūt pastebėjai, kad apačioje mes po žadintuvu turime šiek tiek Rockwool akmens vatos. Ji izoliuoja mūsų vakuuminę kamerą nuo žadintuvo virpesių, taip leidžiant mums girdėti tik tai, kas sklinda oru arba šiuo atveju vakuumu. Atvirame kosmose mes, net jeigu galėtume jame išgyventi, negalėtume susikalbėti. Tas pats galioja ir čia. Ore žadintuvą puikiai girdime. Bet jeigu įdėsime šį žadintuvą į vakuuminę kamerą ir ją išvakumuosime, visas garsas dingsta. Nieko. Tai reiškia, kad mums reikia kažką tai išvakumuoti, kad ir Žemėje pasiektume gerą akustinę izoliaciją? Ne visai. Pavyzdžiui, mūsų sponsoris Rockwool tai pasiekia turėdamas labai daug atskirų kloščių akmens vatos. Ir tai veikia kaip savotiškas užuolaidos ar pagalvės, kurios slopina pro ją keliaujančius garso virpesius. Tai jeigu norite nekeliauti į kosmosą, o čia Žemėje turėti gerą akustinę izoliaciją, rekomenduojame Rockwool.